Dėdės ūsais šiandien grįžta su dar vienu remontu. Pagrindinės plokštės turim šiandien MSI GF65, jeigu neklystu. Buvo aplietas, plokštė buvo išplauta ultragarsiniai vaneliai, panaikinta korozija, bet kompiuteris tiek neįsijungia. Bandysim surasti problemą. Turim 2 pažeistus rezistorius, juos reikės pakeisti. Takelis atrodo pagraužtas. Turėtų būti pataisoma, žala neatrodo labai didelė. Gerai, dabar reikia susirasti tinkamus komponentus, kad galėtume šitos pakeisti. Tam dažniausiai naudoju plokštės donorinės. Paimam šiek tiek šviežio lydmetalio. Vieną galą pakaitinam, kitą galą pakaitinam. Čia buvo 100. Mes iškart jį prisikabinam vieną pusę. Liekam, paskui susitvarkysim. Čia buvo 47,1. Gerai, šitą vietą sutvarkėm. Jo, va tas kontaktas pažeistas, čia neatrodo labai blogai. Ir viskas šaunu. Taip, dabar pratestavimui aš net nekeisiu termopastos. Uždėsiu, prisuksiu porą varžtų radiatorių ir pažiūrėsim, ar rodo vaizdą. Bet jau matom, kad vartoja 1,7 ampero. Bam, MSI. Atiduodam testavimui. Jeigu turit panašių problemų, apipylėt kompiuterį, neįsijungia kompiuteris, visada galit kreiptis, pagelbėsim.